Labas rytas visiems. Trumpa žinutė tam, kam reikia šiuo metu. Gal pirmiausia pradėsiu nuo zodiako ženklų, kuriuos čia matau. Tai turim liūtą, turim ožiaragį, jautį, vėžį, skorpionas, avinas, svarstyklės, avinas, šaulys, jautis, mergelė, liūtas. Žinutė yra skirta, žinutės centre mes turime stiprybę, mes turim liūtą, kurį paaiškina driežo archetipas. Atrodo, kad pagrindinė žinutė yra raginimas išdrįsti tapti savo gyvenimo lyderiu. Ir šiame etape drąsiai ir narsiai ir nepailstant įgyvendinti pokyčius, kuriuos norisi įgyvendinti. Galbūt jūs esate dabar tokioj būsenoje arba tokioj būklėj, kur momentais jaučiatės net per jautrūs kitiems žmonėms. Galbūt vengiat masių, galbūt vengiat kitų žmonių, vengiat kontakto. Tai yra natūralu, todėl kad jūs esate tas žmogus, kuris turi ne tik tuos, galbūt ne tik tas 5 juslės, 5 pojūčius, bet turit dar ir 6 ir 7 ir visą kitą. Esat ganėtinai imlūs, jautrūs ir sugeriantis aplinkos energijas ir būsenas. Ir kai kurie iš jūsų galbūt turėjot nemažai veiklų arba darbų ir jautėt, kad kaip ta kempinė persipildėt ir laikas galbūt yra atsitraukti, o kai kuriems tai simboliškai atvaizduoja jūsų norą atsisukti gyvenime patiems į save, nebesistengti tenkinti kitų poreikius, nebesistengti gelbėti kitų, o paklausti savęs, ko aš noriu, kur aš noriu būti, su kuo aš noriu būti, ko aš noriu siekti, kokius žingsnius man reikėtų dėti į priekį, kad aš atsidurčiau ten, kur aš noriu atsidurti. Kai kuriems iš jūsų yra raginimas išdrįsti kalbėti. Jūs sulaikot komunikaciją, kuri jums eitų labai natūraliai galbūt, nes netrodo, kad jūs būtumėt tie, kurie nemokat komunikuoti arba dažnai nedrįstat komunikuoti. Taip neatrodo. Tačiau šitoje situacijoje jūs tylit ir stebit. Tai išdrįsti kalbėti. Ir pirmiausia, galbūt pasakysiu, kas vainikuoja šitą žinutę, tai šešėlis, soulmate'as ir healeris. Gali būti, kad jūs sutikot savo soulmate'ą, sutikot žmogų, kuris pats to nežinodamas jūs gydo arba jūs kažkaip kreipia į labai teisingas vėžes, kas liečia jūsų pačių brandą ir vidinį tokį augimą, vidinį sąmoningumą. Ir kai kurie iš jūsų esat situacijoje, kuri yra tarsi kryžkelė, praeito gyvenimo tendencijos, praeito gyvenimo šešėlis, kuriame aš pasiruošęs likti, ar naujo gyvenimo iššūkiai ir naujo gyvenimo šviesa, kurią aš noriu patirti, nes aš to dar nepatyriau. Jūsų šešėlis kai kuriems yra stipriai susijęs su kaip dabar išreikšti, su būti pasirinktu. Ar aš esu tas,
kuris būna pasirinktas? Ar aš esu tas, kuris yra matomas, kuris yra mylimas, kuris yra pasirenkamas kaip vienas, pirmas, kaip prioritetas? Galbūt tai buvo kažkokios tendencijos iš jūsų vaikystės, galbūt tai atėjo iš jūsų turėtų nepavykusių santykių, galbūt tai atėjo tiesiog susiformavo iš jūsų patirtos aplinkos. Ir šitas šešėlis reikalauja būti integruotas šitoj situacijai. Čia jūs ir susidurėt su tuo sprendimu, su tuo pasirinkimu. Ar integruoti šitą šešėlį į save? Ar visgi taip ir likti tame šešėlyje, toj tamsoj? Ar ne? Ir to aš truputį pereisiu prie kitų elementų, kurie dar labiau atidengs, apie ką aš dabar čia kalbu. Tai galbūt jūs sutikot soulmate'ą, kuris jūs kviečia į tą naują gyvenimą, kviečia į tą naują požiūrį, kviečia į naujas patirtis. Kai kurie iš jūsų norėtumėt susitikti su žmogumi, tačiau nedrįstat komunikuoti, nedrįstat atsidengti, nedrįstat kviesti, nedrįstat kažko padaryti, kas parodytų, kad jums yra įdomu. Krenta vyriška energija ir jeigu mes kalbame apie žinutę vyrui, tai jūs norėtumėt susitikti su šita moterim ir atrodo, kad labai gerai žinot, kas būtų šitas žmogus jums, jeigu jūs nuspręstumėt pasirinkti šitą žmogų. Tačiau yra nedrąsa, kai kurie iš jūsų galbūt patyrė skyrybas ir jūsų širdis buvo sudaužyta dėl to, ką jūs patyrėt. Kai kurie iš jūsų patyrė didžiulę netektį, kuri paliko žiojėti atvirą žaizdą. Kai kurie iš jūsų po turėtų savo praeities patirčių, nusprendėt, kad niekada daugiau savo neleisit lipti į kažkokius ten gilius įsipareigojimus, į kažkokius susisaistymus su kitu žmogumi, kur jums grėstų, kad ir menkiausias jūsų laisvės ar nepriklausomybės praradimas, nes neduok Dieve tai įvyks dar kartą, tai ką jūs patyrėt. Ir iš dalies aš tai suprantu, bet matydama tai, ką jums dovanoja pats Dievas, pati visata, pats gyvenimas, negaliu to nesukritikuoti. Todėl, kad tai būtų kaip skurstantis ir alkstantis, kuriam yra dovanojamas pakvietimas ateiti į erdvę. Tik nėra atskleidžiama, kas toje erdvėje bus iki galo. Ir tenais tarsi ruošiamasi jį priimti ir apglėbti ir pasilikti visam gyvenimui ir visam laikui. Ir paskutinę minutę jisai nusprendžia neiti ten, kur jis pakviestas, nes jam baisu, kaip jis atrodys, jam baisu, kad iš jo išsijuoks, jam baisu, kad jis ten tarp turtuolių bus kaip šuniui penkta koja ir tada nusprendžia tame nesudalyvauti ir praleidžia štai tokią didžiulę galimybę savo gyvenime. Tai
Tai man žiūrint į šitas visas kombinacijas, tai truputį atrodo kaip tai. Ir galbūt kviečiu jūs pareflektuoti ir apmastyti apie tai, ar nėra taip, kad jūs turėję tas sunkias patirtis, grįžot į kažkokį savo paauglišką būvį, kur labiau veikia skauda, neskauda momentai, ar ne, o ne kad o tas mano gyvenimas, ar jame yra pilnatvė, ar aš kuriu tai, ką aš noriu, ar ne. Tarsi brandaus žmogaus tokie labai svarstymai, jie kažkur yra pasislėpę ir yra tarsi pasiliekama tuose tokiuose skauda, neskauda, šalta, nešalta, tokiuose vaikiškuose svarstymuose. Kai kurie iš jūsų žinot, kad turite nutraukti kontraktą, norėdami eiti šitu keliu. Ir galbūt žinot, kad yra žmonių, kurie liks įskaudinti, jeigu jūs pasirinksite eiti tuo keliu. Toks gyvenimas, ar ne? Neįmanoma būti geriems visiems, neįmanoma visiems patikti, neįmanoma visų apsaugoti, jūs turite rinktis prioritetus. Ir tie prioritetai turi būti rezonanse su jumis, su jūsų širdimi, su jūsų protu, su jūsų dūšia, ar ne? Kas iškrito šalia sąjungą ir nutraukti ryšius. Ir aš truputį pasigilinau į tai, kai kurie iš jūsų galbūt esat skyrybų procese, jūs nutraukinėjate tą sąjungą jau, kai kurie iš jūsų ketinate tai daryti arba žinote, kad taip reikia padaryti. Šita sąjunga yra su False, su apsišaukėle, krenta skeptrų karalienė. Tai ką aš kalbu, nebūtinai viskas turi romantinį atspalvį. Tai gali būti jūsų karjeros žingsniai, tai gali būti jūsų darbinis kontraktas, partneris, partnerė, versle ir panašiai. Šitas žmogus galbūt jums atėjo per kažkokios rekomendacijas, kontaktus, galbūt tai žmogus, kuris jums įsiteikė per kažkokią dovaną, bet ant šito žmogaus krenta velnias ir apsišaukėlė, tai indikuoja, kad tai yra stipriai karminis ryšys. Greičiausiai tai yra chaotiškas saitas, greičiausiai psichologiškai sudėtingas. Gali būti, kad kiek tai yra psichologiškai ir emociškai chaotiška, tiek tai yra ir fiziškai intensyvu, arba taip pat chaotiška. Taip pat krenta namas ir sprendimas. Tai galbūt liečia tam tikrus jūsų nekilnojamo turto arba bendrai finansinio stabilumo klausimus ir galbūt tai yra svarstymai, kurie jūs užlaiko apsisprendime, kaip nuspręsti, ką daryti. Tačiau pats tas faktas, kad ateina žinutės, kurios rodo, kad tai nėra geras ryšys, tai nėra gera sąjunga. Ir ką šita sąjunga darys su jūsų gyvenimu, kaip įtakos jūsų gyvenimą, jeigu jūs joje liksite, tai visų pirma jūs prarasite savo soulmate, nes 6 taurės ir mirtis. Visiškai tai yra karminis žmogus, kurio pasirinkimas keičia jūsų likimą neigiamą prasme. Tai nereiškia, kad jūs neturėjot sutikti šito žmogaus.
Tai nereiškia, kad šitas žmogus nebuvo reikalingas ir panašiai. Tai labiau indikuoja, kad tai yra arba buvo tranzitinis žmogus, mes taip vadinam. Tai reiškia, kad tai yra stotelė, kurioje jūs atvykstat, jūs pasimokot kažko, jūs galbūt išgyjat kažką arba atveriat kažkokias senas žaizdas, kurias turite išgyti ir išmokę pamokas jūs judat toliau. Problemos prasideda tada, kai mes tokius, sakykime, tranzitinius, karminius žmonės bandom išstumti į gyvenimo partnerius, ar ne? Kai tie žmonės labai prisilipdo ir bando išsilaikyti, net ir matydami, kada kitas nori išeiti, nori nutraukti, ar ne, ir jau laikas, tai niekada šito nedarykit, nes taip kenkiat savo, kenkiat kitiems ir neleidžiat energijai tekėti. Bandot sulaikyti tai, kas jau turėjo senai nutekėt, bandot naudoti kažką, kas jau nebeturi galiojimo laiko. bandot naudot kažką, kieno galiojimo laikas pasibaigęs. Kas laukia jūsų, jeigu jūs išdrįsit komunikuoti, mes turime 8 skeptrus, tai yra aktyvi komunikacija, aktyvus pokalbiai, susirašinėjimas, skambučiai, bendravimas. Ir mes turim čia pagrindinė moteris ir susitikimas. Galbūt jūs norit pakviesti žmogų kažkur, galbūt jūs norit pakviesti tam tikrai progai. Man ką tik atėjo notificationas, kvietimas šventiniai vakarieniai. Tai galbūt kažkas norit kviesti šventiniai vakarieniai, kažkas galbūt tai yra tiesiog pasveikinimas švenčių proga, ar ne, ir išdrįsti tai padaryti. Kas jūsų laukia, tai krenta santuoka, bokštas, imperatorius ir 3 monetos. Ir šalia 10 monetų, kalavijų tūzas ir teisingumas. Toks jausmas, kad tiesiog viskas eis taip, kaip turi eiti. Ir galbūt kažkas net tai ir jaučiat, kad jo, ar aš pasiruošęs tam. Ar aš kartais, ar nėra taip, kad aš esu su šitu karminiu žmogumi, nes aš žinau, kas yra čia. Ir aš abejoju, ar aš esu pasiruošęs, ar aš esu tvirtas ir atviras ir taip toliau. Jums nereikia būti išpildžius kažkokio privalomų punktų sąrašo, kad jūs turėtumėt gerus santykius. Tai yra šiandienos galbūt tokia ydinga New Age politika, kur mes bandom parodyti, kad žmogus turi atsiskirti, jis turi ten save gydyti, jis turi ten, žodžiu, save išlaižyti visas žaizdas ir taip toliau. Ir jau tada, kai jis bus normalus ir sveikas, jis galės eiti santykius. Nė vienas iš mūsų nesam normalus, nė vienas iš mūsų nesam sveiki ir iš vis, kažin ar tai egzistuoja kaip normalus. Visi turime visokių savitumų ir daug individualumo ir autentiškumo. Ir reikia suprasti tai, kad ir kas įvyko praeityje, gijimo kelias yra per kitą. Gijimo kelias yra per buvimą santykyje su žmogumi, kuriam jūs rūpit. Su žmogumi, kuris yra atidus, kuris yra rūpestingas, kuris palaiko ramybę, kuris palaiko pusiausvyrą jūsų gyvenime, kuris visada pasiruošęs jums suteikti, visada pasiruošęs jūs suprasti ir leisti būti jums tokiems, kokie jūs esat. Jeigu jūs esat santykiuose, kuriuose nuolat iš jūsų reikalaujama, nuolat bandoma jūs kaip tą apskritimą sugrūsti į kvadratą, nuolat bandoma
kažkaip jūs pritaikyti saviem poreikiam. Nu tai nėra tai. Ar ne? Tai tas tikrasis gyjimas atsiranda prie žmogaus, kur mes jaučiamės saugus, kur mes jaučiamės ramus, jaučiamės tiesiog ramybėj, paprastai, kartais gal net nuobodžiai. Jo, tai jeigu jūs išdrįsit tai padaryti, krenta imperatorienė, kantrybės, saikingumas, angelo korta ir imperatorius. Imperatorius krenta ir čia, tas, kuris sukelia bokšto momentą, ir jūsų laukia gražus žingsniai, gražus etapai. Ir atrodo, kad jūs esat tam pasiruošę, jūs esat tam pribrendę, esat tam pajėgus, nes imperatorius yra daug skirtumų tarp imperatorių poros ir karalių ir karalienių. Ir vienas iš tų skirtumų yra tai, kad karalius ir karalienės ir visus kitus dvaro gyventojus bokštas ištinka. Jie gyvena ir juos ištinka. Ir jie per tai mokosi. O imperatorius ir imperatorienė yra tie, kurie patys savo sukelia bokšto momentą. Pastatė tą bokštą negerai, einu griaut. Todėl, kad taip yra negerai. Tai netinka mano imperatorystei, tai netinka mano krypčiai, tai netinka mano pasirinktiem žingsniam, ar ne. Todėl, kad tai yra žmonės įvaldę visus elementus, gebantys funkcionuoti įvairiose sferose, įvairiom pozicijom, ir jie suvokia, jie turi galią, jie turi tokią galią inicijuoti tą bokšto griuvimo momentą. Dar grįžtant truputį prie šešėlio. Tas šešėlis stipriai pasireiškia per tą turėtą karminę sąjungą arba per dar aktyvią karminę sąjungą, kurioje jūs esat susisaistę kažkokiu kontraktu, kažkokiu įsipareigojimu. Ir tas pasirinkimo ir priėmimo šešėlis, tai šitas žmogus labai labai atspindi tą jūsų šešėlio pusę. Ar ne? Jūs tarsi galbūt bijojot, kad būsit nepasirinkti, bijojot, kad laikas eina, o štai čia yra, tai kodėl nepasinaudot. Kai kuriems iš jūsų šitas žmogus atspindi, kaip stipriai jūs savęs nepriimat, kaip stipriai jūs, nežinau, galbūt nusileidžiat, galbūt einat į kažkokius žiaurius kompromisus savo kainą. Ir atrodo, kad visata, protėviai, Dievas, nežinau, kuo jūs tikit, bet ta tokia dieviška orkestruotė dėliojasi ta linkme, kad yra tarsi bandoma jūs iš to ištraukti. Bet jūs turite tai patys padaryti, niekas jūsų iš to neištrauks, ar ne? Bet yra siunčiama jums labai labai graži dovana, kur šitoje kryžkelėje jūs galbūt ir turėtumėt savęs klausti, ką aš renkuosi. Aš renkuosi tai, ką siūlo velnias, šešėlis. Aš renkuosi tą slapstymąsi, vengimą, nežinau, netvardomą aistrą, agresiją, nestabilumą. Aš tai renkuosi, ar aš renkuosi ramybę, gausą, šviesą, aišku tikslą, aišku rezultatą, brandą, ar ne, gyvenimo pilnatvę. Nes atrodo, kad kai kurie iš jūsų esat jausmingi ir labai gilūs žmonės.
bet galbūt kažkurioje gyvenimo kelionės vietoje tai buvo stipriai paminta, tai buvo sukritikuota, jūs buvot galbūt dėl to pažeminti ir jūs nusprendėt, kad jūs tokie nebūsit, kad jūs būsit, dabar jau būsit labai kieti ir jau dabar jums viskas eisis ir štai tada velnias sako, va, pagavau, žinau, ką turiu pagauti. Matau taikinį, tą, kuris nusprendė atsisakyti savo dieviškumo. Ir velnias klausė Dievo, ar galiu eiti išbandyti šitą žmogų. Dievas pasižiūrėjo į jūs ir sako, jo, gali, man atrodo, jisai pasiruošęs yra. Ir jūs gavo testą. Ir supraskite teisingai, kad Dievas velnią pasiuntė ne dėl to, kad jūs sutriuškinti, o dėl to, kad žino, kad jūs esat pajėgus prisiminti, kas tai yra, ir jūs esat pajėgus tai pasirinkti iš naujo. Tai linkiu pusiausvyros, ramybės, linkiu atrasti save. Dar galbūt pasakysiu iš moteriškos energijos pusės. Jeigu orientuojantis labiau į moterišką energiją, jūs esat kviečiamos rinktis save. Jūs esat kviečiamos keisti savo tendencijas. Jeigu visada buvot pratusios siekti tai, kas jums reikalinga, siekti vyro dėmesio, siekti savo partnerio, ieškoti jo, rinktis žmogų ir taip toliau, jūs esat kviečiamos atsisukti į save ir rinkti save. Ir galbūt netgi mechaniškai save mintyse mokyti. Aš esu pasirinkta. Aš esu priimta. Ir toks jausmas, kad šitas toks sveikas savo smegenų plovimas padės jums integruoti savo šešėlį, kuris vis sakydavo, kad ne, tavęs nepasirinks, ne, tu neįdomi, ne, tavęs niekam nereikia, ne. Tu turi sutikti su bet kuo, kas pasitaiko tavo kelyje. Ir jūs galbūt sutikdavot su tokiais partneriais, sutikdavot su tokiais vyrais, su kuriais jūs atsidurdavot toksiškoj situacijoje, toksiškose santykiuose. Arba vis būdavot ta, kuri laukia, arba ta, kuri nepasirinkta, ar ne, tarsi kažkoks pašonės elementas. Jūs nesat pašonės elementas. Nesat. Jūs turite atsisukti į save. Todėl, kad šita šešėlio integracija moteriškoje energijoje prasideda nuo savęs pasirinkimo. Aš esu savo svarbi. Mano įsitikinimai man yra svarbus. Mano vertybės man yra svarbios. Ir automatiškai pritrauksit žmogų, kuriam jūs būsit svarbios. Kuriam jūs būsit pirmos, vienintelės, kuriam jūs būsit prioritetas. Ir jūs matysit, kaip tas žmogus stengiasi parodyti dėmesį, koks jis atidus, rūpestingas, koks jis švelnus su jumis, kaip jis stengiasi suprasti, kas su jumis įvykę kažkadais, kodėl jūs tokios, kokios esat ar ne. Bet pirmiausia turi įvykti jūsų savęs pasirinkimas viduj. Ir iš to pasirinkimo, iš to suvokimo, kad taip, aš kažkadais nesirinkau savęs. Aš kažkadais buvau ta, kuri rinkdamos visus kitus, bet ne save. Ir dabar aš renkuosi save. Ok, linkiu ramybės, pusiausvyros ir iki pasimatymo. Ate.